Mūsų naujas pašnekovas tai valstybės duomenų agentūros atstovas Vadimas Ivanovas. Sveiki, Vadimai. Sveiki. Kadangi čia mūsų pokalbis vyksta konferencijos, kuri vadinasi Naujos kartos Lietuva, metinės konferencijos kuluaruose, kiek šitas projektas Naujos kartos Lietuva aktualus jūsų agentūrai? Jis mums yra svarbus, nes taip pat esam įgyvendiname vieną iš elementų šio viso plano valstybės duomenų valdysenos įveiklinimą, tai yra integravimą valstybės duomenų ežerą ir tai esam dalis to viso plano būtent skaitmeninimo srityje ir dalyvaujame aktyviai ir intensyviai. Jau metai jūs esate naujų pavadinimų valstybės duomenų agentūra. Kuo tai skiriasi nuo anksčiau buvusio statistikos departamento? Taip, tai ne tik pavadinimas pasikeitė, iš esmės išsiplėtė tuo metu jau Lietuvos statistikos departamento funkcijos. Jeigu tai buvo institucija, kuri buvo atsakinga už oficialiosios statistikos rengimą, iš esmės ir viskas, tai nuo praeitų metų pradžios statistikos departamentas tapo valstybės duomenų agentūra, nes gavo naują funkciją rolę, tai yra valstybės duomenų valdysenos funkcija, atsakomybė. Ir iš mūsų tuo buvo pakeistas pavadinimas ir dabar statistikos departamentas buvęs, dabartinė valstybės duomenų agentūra, kaip ir anksčiau, yra atsakinga už oficialios statistikos rengimą, bet tuo pačiu ir centralizuotai padeda valdyti, įveiklinti valstybės duomenis. Kad mūsų žiūrovai labiau suprastų, kas yra statistikos rinkimas, supranta visi. Gauni daug skaičių ir tiesiog juos sudėti tam tikras lenteles. Bet kas yra duomenų valdysena? Valstybė kaupia labai daug įvairių duomenų įvairiose registruose, sistemose ir paprastai jie yra naudojami tam tikslui, kam buvo ir sukurtas registras. Pavyzdžiui, nekilnojamo turto registras, jis pasitarnauja, atsiranda nauji įrašai, sandoriai registruojami, nauji pastatai, įvykę rekonstrukcijos projektai ir taip toliau. Ir tai yra pagrindinė funkcija ir rolė to registro, bet tas registras ir visi kiti panašus duomenų šaltiniai, jie yra naudingi paremiant, padedant priimti sprendimus, inicijuoti reformas, atlikti vertinimus, pamatyti tendencijas, kurios nėra tiesiog susijusios vienas su nekilnojamu turtu, bet jos yra paliečia į kitus valstybės gyvenimo, mūsų gyvenimo aspektus. Ir tam, kad tie duomenys būtų perpanaudoti, kad jie būtų panaudoti plačiau, tuo pačiu ne vieno šaltinio duomenis, nes būtų galima ir naudoti, bet paprastai vieno šaltinio duomenis, kai tu naudoji juos jau pakartotinai kitiems tikslams, jų nepakanka, reikia naudoti ir kitų šaltinių, prijungti pavyzdžiui mokesčių inspekcijos, galbūt kelių direkcijos arba kitus šaltinius, duomenų šaltinius ir tai leidžia iš esmės tų duomenų pagalba, kurie buvo surinkti kažkokiems konkretiems tikslams, juos perpanaudoti ir padėti priimti vienas kokybiškesnius sprendimus, nekalbant apie tai, kad gali būti panaudoti mokslui, inovacijoms kurti ir dar kitiems tikslams. Dabar vėlgi, kad nuramintumėm žiūrovus, nes visi dažniausiai dėl duomenų privatumas, duomenų apsauga. Šiuo atveju mes kodėl šnekame ne apie mikroduomenis, kad pilietis toks ir toks, įsigijo turto ten ir ten, ar mes šnekame apie makroduomenis, tai yra metaduomenis, kuriems yra svarbus ne paskiri jų dėmenys, bet jų visuma. Panaudojimas, taip, galutinis duomenų panaudojimo rezultatas tai yra apibendrintos įžvalgos apie reiškinius, apie tendencijas, bet ne apie konkrečius asmenys ar įmonės netgi. Bet tai vyksta naudojant mikroduomenis. Tik dirbant su mikroduomenimis, šiuo atveju, kai kita institucija iškelia kažkokį tikslą uždavinį, analitinį uždavinį, svarbiausia, ne? Ir prašo prieigų tam tikrų duomenų, saugiojo duomenų ežero aplinkoj, tuomet mikroduomenys yra pseudoniminami, tai yra jie keičiami visi identifikatoriai, pavyzdžiui, mano asmens kodas yra užšifruotas ir jo neįmanoma atpažinti, dar plus šifruojama kelis kartus, tai iš esmės tai leidžia užtikrinti anonimiškumą, pseudoniminant tiesioginius asmenų arba įmonių identifikatorius taip pat, bet tuo pačiu leidžia jau naudoti ir mašininio mokymosi algoritmus, kur to reikia ir parengti gerokai labiau granuliuotas, detalesnės išvadas ir įžvalgas. Bet pagrindinis momentas yra tas, kad netgi mūsų įstatymė yra atskirai parašyta, kad naudojant valstybės duomenis negali būti priiminėjami sprendimai, kurie gali turėti teisinės pasekmes ar tai fiziniams asmenims, ar įmonėms. Kažkada man teko lankytis Ženevoje, CERNe, kur
tuo metu ieškojo dieviškosios dalelės, Higgso bozono, ir jie ten turi kamerą, kuri daro 10 milijonų kadrų per sekundę ir jos duomenys yra kaupiami į serverių fermą, kur yra 4. pagal dydį pasaulyje. Ir sakė, mūsų didžiausia problema, mes turime per daug duomenų. Jūsų atveju, ar gali būti per daug duomenų, ar atvirkščiai jūs skundžiatės, kad per mažai dar turite duomenų? Dėka to, kad mes pradėjome gyvendinti naujos kartos Lietuvos vieną iš elementų projektų, mes dabar integruojame daugybę duomenų šaltinių, jau iš esmės turime jungtis papildomas su virš 350 informacinių šaltinių, valstybinių arba savivaldybių. Ir sakyčiau, galbūt ne duomenų kiekis yra šiuo metu iššūkis, galbūt iššūkis suvokimas ir žinojimas, apie ką tie duomenys yra. Jeigu šiek tiek moksliškiau pasakant, metaduomenų trūkumas. Iš esmės, pamatėm kitokį šiek tiek scenarijų, kai duomenys yra. Įmanoma teisiškai galima prieiga prie duomenų saugioje aplinkoje, tačiau kartais analitikams, ypač iš viešojo sektoriaus institucijų, sunku suprasti, o apie ką tie duomenys. Tai yra, ką jie reiškia, ką jie gali, tavo kokius klausimus gali padėti atsakyti, o ko jie nepasako. Nes ir tai yra įrašoma paprastai, šalia duomenų būna metaduomenys, metainformacija apie duomenys, apie ką tie duomenys yra. Ir, sakyčiau, trūksta tuos dalies metaduomenų išsamumo. Tai yra ne techninės, tiesiog stulpelio pavadinimas ir ten jo tipas, galbūt ten ar ten data, ar tai skaičius, ar tai tekstas, bet bendrai apie tai, apie ką jie. Ir būtent su tuo mes savo projekte, tai yra viena iš svarbių veiklų, gyvenant mūsų projektą pagal naujos kartos Lietuvos planą, būtent aprašyti juos, kad jau vartotojai, ar tai viešasis sektorius, ar tai visuomenė, ar tai verslas, kurie norėtų juos naudoti inovacijoms, arba mokslui, arba kitiems galimiems tikslams, geriau suprastų ir vienoje vietoje matytų, ką valstybė apskritai turi, kokius duomenys kaupia ir kokie tai yra duomenys, kad tai leistų ir geriau suvokti, kam jie gali būti perpanaudoti, kokiem kitiems tikslams gali būti įveiklinti ir kokią vertę gali papildomą sukurti. Tai trūkumas ne duomenų kiekis šiuo metu, o žinojimas, tai kokybė yra kitas aspektas, tai irgi yra svarbus, bet žinojimas, apie kokius mes apskritai duomenys turime ir to viso turėjimas viena vieta. Tai ties to mes kaip tik čia vienas iš mūsų, jūs pataikėte vienas iš mūsų šio dabartinių projekto tikslų. Minėjote pavadinimą valstybės duomenų ežeras. Tada klausimas. Visi gali jame žvejoti? Visi gali jame, nežinau, ten mazgoti kojas, praustis ar dar kažką, žodžiu, semti tos duomenys? Šiuo metu pagrindinis vartotojas tų duomenų yra viešasis sektorius ir savivaldybių visas sektorius. Tai yra pagrindiniai žvejai, analitikai, vartotojai, naudotojai. Šiuo metu tai yra viešojo sektoriaus institucijos, bet tai tame tarpe turime keletą mokslo įstaigų, institutą, universitetą, bet tai yra susijęs su tuo, kad tas duomenų ežero visas teisinis sureguliavimas, jis įvyko tik 22 metų antroji pusėje ir įsigaliojo įstatymas 23 metų pradžioje. Ir iš esmės tai tik yra pati, galima, nors jau praėjo virš metų, bet realiai tai yra valstybės mastu, tai yra tik įsisukate visi procesai. Bet tik tai įžuvinimas prasideda. Taip, būsi visiškai teisingai. Mes prijunginėjame naujus šaltinius, mes jau įžuviname, labai geras palyginimas, įžuviname, o žvejai jie ateina, bet dar kol kas aktyviausias yra viešasis sektorius. Mokslo institucijos yra, turim keletą, gal suklaidinau šiek tiek, bet turime daugiau turime mokslo įstaigų, kurie dirba su sveikatos duomenimis, nes yra atskiras įstatymas dėl pakartotinės sveikatos duomenų panaudojimo, kurį mes užtikriname jų gyvendinimą. Bet tų atvejų palyginti su viešojo sektoriaus uždaviniais, kurį mes turime virš 90 šiuo metu, tai sveikatos duomenų projektų, kur yra vartotojai ir universitetai, ir privačios įmonės, kurios kūrė inovacijos naudojant sveikatos duomenis, jų yra apie keliasdešimtis. Tai yra palyginimui šiek tiek šiuo metu mažiau. Bet perspektyvoje tikime, kad tas išsilygins, juolab, kad pernai metais įsigaliojo ES mastu duomenų valdymo aktas, kuris iš esmės sudaro papildomas galimybės verslui, taip pat dirbti su valstybės duomenimis visos ES mastu. Konkrečiai Lietuvoje tai bus mūsų agentūra ir
atsakinga ta institucija, kurią galima būtų kreiptis ir derintis prieigą prie tų žuvų žvejojimo ir vertės kūrimo. O čia, kai tik paminėjom Europos duomenų aktą ir mes, ko gero, turėtume įsivaizduoti, kad egzistuoja ne tik tai lietuviškasis duomenų ežeras, bet mes ir galime kalbėti apie bendrai ES duomenų ežerą. Kiek čia vyksta tas bendradarbiavimas ir bandymas tos duomenis kaupti į didžiulį duomenų banką? Šiuo metu tai daugiau iniciatyvos susijusios su atvirų duomenų integravimu vieną bendrą katalogą, toks egzistuoja. Čia dirba nemažai padaręs įdirbio informacinės visuomenės plėtros komitetas, IVPK sutrumpintai. Mes vėlgi prie jų prisijungėme prieš 2 metus, padedami kitom institucijom atverti jų duomenis, tai čia yra jau biškai kitoks duomenų panaudojama formatas, kai duomenis yra jau visiškai anoniminami ir jie talpinami viešai data.gov.lt nacionalinėme atvirų duomenų portale, kuris tuo pačiu turi planus turėti jungtis su europiniu analogišku portalu. Tačiau čia mes kalbam jau, jeigu mes kalbam apie duomenys, kokie yra registruose, apie duomenys, kurie yra tvirti, tai, sakyčiau, didžiausia vertė tų duomenų yra, jie tokie natūraliausi yra registruose sistemose, bet ten yra daug jautrios informacijos. Tu negali taip atverti tai būtų didžiausia vertė analitikams, visuomeniai, verslui, jeigu būtų kaip yra, taip būtų atiduota, bet tai yra daug jautrios informacijos ir negali to daryti, todėl jos reikia nuasmeninti. Nuasmeninant prarandama dalis vertės ir atitinkamai ir šiek tiek laiko prarandama. Ir laikas ir vertė, o darbas duomenų ežere, ten yra tarpinė stadija, duomenys yra pseudoniminti, tai yra papildomos saugos priemonės infrastruktūros prasme, aplinkos prasme, kontroliuojama prieiga prie tų duomenų yra labiau kontroliuojama ir prižiūrima, kas su jais vyksta. Todėl tai grįžtant prie tos iniciatyvos, tai iš esmės šiuo metu yra iniciatyva integruoti bendrą atvirų duomenų ES mastų duomenų ežerą tokį turėti, bet tai daugiau yra metaduomenų katalogas, kur kiekvienas gali pasižiūrėti, kuri šalis ką turi ir toliau nueiti jau į tą nacionalinį, jau tą atsakingą tą portalą, kuris yra ten Prancūzijoje ir Lietuvoje ar kitoje ES šalyje ir iš ten jau pasiimti pagal tas sąlygas. Aišku, yra iššūkis tas, kad kol kas tai nėra standartizuotas vienas bendras technologinis sprendimas, tai iš esmės, jeigu verslas ar kažkas kitas nori naudoti duomenys, automatizuoti jų naudojimą kažkokiems verslo produktams, tai reikia kiekvienos šalies atveju daryti unikalų sprendimą, bet iš esmės bent jau yra katalogas, tai yra galime pasižiūrėti apskritai, kas turi ir vėlgi mes irgi praturtinsim tą katalogą Lietuvos duomenų dalimi. Tai yra šiuo metu ten yra tik ta informacija apie tuos duomenis, kurie jau yra atverti. Bet ten nėra jokios informacijos apie tai, o kas galėtų būti atverta. Ir šita dalis, su kuria mes būtent ir dirbame, mes inventorizuojame pagrindinės informacinės sistemas registrus, kad įdėti katalogą ne vien kas jau yra padėta atverta, bet ir tai, ką galima užsakyti. Būtų toksai savotiškas meniu visuomeniai verslui. Gali pasižiūrėti, vertinti ir užsakyti, kad būtų atverti duomenys. Kalbant apie tai, kas galima užsakyti, lengvesnis šiek tiek klausimas. Ilfas ir Petrovas, kai rašė romaną 12 kėdžių ir ten buvo vaikomasi uošvės kėdės su briliantais užsiūtais. Pas jie statistiką žino viską, bet jie negali pasakyti, kiek šalyje yra kėdžių. Paneikite arba patvirkite šitą teiginį. Jeigu eiti per analogijas, tai mes bandom sužinoti. Tai yra inventorizuodami valstybinės informacinės ir savivaldybių informacinės sistemas bei registrus, mes bandome tą klausimą bandyti atsakyti. Tai yra suprasti, kiek ir kokių duomenų valstybėje apskritai yra kaupiama. Tai yra bendras turtas, bet jis nėra pilnai išnaudojamas, veiklinamas ir mūsų tikslas yra, alegorija kalbant, mes norim sužinoti, kiek tų kėdžių vis dėlto yra. Tai kai sužinosite, mes kitą kartą ir pratęsime mūsų pokalbį. Labai ačiū už pokalbį, sėkmės. Ačiū Jums.